Nepadarytas, aš čia visi nepadarytas. Nedarysiu jokių būdų. Ląstelienas, skaidulas, ar ne? Kas norit, aš juos vadinu sausainukais. Tai kas norit pakramdyti, pasieklinkit. Žodžiu, skaidulas šniolai. Ir tikrai superinis produktas. Tai žodžiu, aš visada visiems savo klientams rekomenduoju viską pradėti nuo žarnyno. Visą laiką sustatinėju produktus, kurie būtų pradėti nuo žarnyno. Tai va, ką mes turime nuostabaus, tai probiotikus ir skaidulos, kurios padarys savo darbą tikrai puikiai. Na, o dabar pereisim toliau ir noriu jums pristatyti vėlgi debiutą šiai dienai didesniai auditorijai. Žinau, kad jinai tai daro kiekvieną dieną savo darbe, o aš galvoju, kokie mes palaiminti, kad mes turime savo komandoje jau tiek daug specialistų, mokslininkų, vaistininkų ir gydytojų ir galvoju, kokia palaima ir taip jaučiu, kad aš mažėsiu ir jie visi tik didės, kad man vis mažiau ir mažiau reikės kalbėti, galvoju, kaip gerai. Tai pasitikite, pristatau jums vaistininkę Eleną, kuri kalbės, pasakys pati apie ką. Taip, prašau. Labą dieną visiems, malonu matyti. Nurimsiu, kalbėsiu. Šiaip iš tiesų neturiu tokios patirties kalbėti prieš didelę auditoriją, bet čia Vitalija, aišku, gudrutė, parašo ten antradienį ar trečiadienį, galėtum, treniruotė, darbas vaistiniai, dar konsultacijos, o ką aš spėsiu? Nieko nespėsiu pasiruošti. Ir nespėjau pasiruošti, aišku, jau čia slaido nebus. Tiesiog, jeigu leisit, dar savo užrašus paskaitysiu. Bet žinot, kodėl išdrįsau čia atsistoti ir kalbėti? Aš prisistatysiu, prašau, kebulis darbas. Esu Elena Gilevska, esu vaistininkė, mano vaistininkės stažas yra 30 metų. Bet kaip dažnai girdžiu šitoje Neolife šeimoje, kalba taip, Neolife'as pakeičia gyvenimą. Aš kažkada pamačiau, galvoju, mano gyvenime irgi pakeitė Neolife, nes aš būdama vaistininkė negaliu pasakyti, kad aš labai daug galvoju apie sveikatinimą savo kūno ir apie maisto papildų vartojimą. Man vis jie būdavo toj lentynoj, vis sintetiniai, taip ranka ten iki jų, taip ir aišku, mes dirbam savo darbą, mes konsultuojam pacientus ir mes tikrai nuoširdžiai konsultuojam ir norim geriausia ir renkamės geriausia iš lentynos. Bet savo visada norėjau natūralesnio produkto ir taip atėjau į Neolife per paiešką. Mano pirmas produktas iš Neolife kompanijos buvo vitaminas E. Kaip dažniausiai vaistinėje nenatūralaus negauna. Bet kokia kelionėgi toliau per tą sveikatinimą ir taip pat Neolife, ačiū Eglei, jos paskaitos ir visos paskaitos yra labai įdomios ir pradėjau mąstyti giliau. Tas mąstymas mane nuvedė į nutriciologiją, ko labai džiaugiuosi. Tai reiškia, jau turiu sertifikatą, studijavau ir tai buvo mokslas apie sveikatinimą. Galvoju, pagaliau, aš jau tokia supratinga, aš jau žinau ligų priežastis. Taip, aš galiu tuomet individualiai kalbėti su žmogum ir vesti į sveikatą. Ir aišku, Neolife produktai yra toks labai didelis pagalbininkas, jau tokių gerų rezultatų turiu toje veikloje, nes dirbu kaip nutriciologė. O dėl ko išdrįsau dabar kalbėti su jumis, nes, aišku, dabar kalbėsiu vadovaudamasi savo pamokų medžiagą, kaip nutriciologus mokina, bet noriu, kad ir jūs turėtumėte tų tokių žinių, tokių gal biškį platesnių, arba tiesiog galbūt jau turit, tik dar kartą akcentuoti juos ir kad galvotumėt apie tai, kai įvyksta tas mūsų susitikimas su žmogum, mūsų Algirdas mūsų mokina, pakvieskit, ne iš karto pakvieskit. Tai kai mes jau pakviečiam žmogų ir mes kalbame su juo, o jis dalyjasi savo
pasakoja, sakykime, apie savo sveikatą, ką reikėtų išvelgti, ką reikėtų akcentuoti savo, kad vėlgi gerai parinkti produktus, kad vėlgi žmogus turėtų efektą po vartojimo Neolife produktų ir kad įvyktų tas sveikatoje pasikeitimas į gerą. Tai aš tiesiog pratęsiu tą temą, skaidrių neturiu, tokia nerimta pranešėja, ne akademinis mano, taip sakant, pranešimas, o toks labiau noriu tokios su jumis kontaktų ir diskusijos. Tai kodėlgi aš šiandien kalbėsiu vėlgi apie virškinimą. Barbora pradėjo nuo to apatinio aukšto, biškį kirsim link kepenų ir tulžies pūslės. Aišku, burna viskas yra svarbu. Šiaip virškinimo traktas, tai galima jį traktuoti kaip vieną organą. Bet, sakau, netgi įdomiai, sakau, medicinoje mes, kas iš medikų daug metų, bet vėlgi nesusimastam apie tokius paprastus, bet labai svarbius dalykus. Kai aš studijuodama matau, kad 80% ligų lėtinių besivystančių pas žmogų yra dėl virškinimo trakto sutrikimo atsiranda. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie moterų hormonų, ten sviravimas ir kai yra irgi sutrikimai, tai netgi 100% tokių moterų turi virškinimo traktų bėdų. Tai tokie skaičiai jau verčia tą temą, kaip sakant, kalbėti dažniau, nes gerinant virškinimą mes sveikatinam žmogų ir greičiausiai pajuto tą poveikį. Dar yra toks dalykas, jeigu jūs jau kalbat su žmogum ir netgi jeigu neturi tyrimų tam tikrų, bet užduodat jau klausimus ir žinot atsakymus, jau galit suprasti, ar viskas ten gerai, ar reikia būtent akcentuoti dėmesį į kepenų veiklą. Tai yra, man irgi taip labai nustebino. Yra toks klausimynas, kur galima ištyrinėti žmogaus kepenų ir tulžies pūslės veiklą. Ir jeigu surenka per tą klausimyną 4 balus, reiškia, jis jau turi sutrikimą. Ir vienas klausimas, ar jums virš 40 metų? Ir tas klausimas yra 3 balai. Dabar nevadėsiu, bet taip lengva surinkti 4. Aš atsakiau tą klausimyną, aš dabar gudri, aš ir tyrimus pasižiūriu, kokia protinga. Tai ir man gaunasi, kad visiems aktualu, gerai, čia yra, kam yra 40, bet ten tokių klausimų yra, į kurios bus tikrai balas, ne? Reiškia, mes visi turėtume, turėti žinių dėl savęs, dėl savo artimųjų ir dėl tų žmonių, su kuriais jau įvyko susitikimas ir mes norim pagerinti jų sveikatą, norim pristatyti savo produktą ir aišku, labai norim, kad produktas veiktų. Ne? Visi norim, kad produktas veiktų. Gerai, atleiskis, slaidų nėra, yra užrašai. Gerai, tai ką aš noriu dar, dėl ko tas virškinimas, paprasta schema. Jeigu, pavyzdžiui, kalbam dabar apie mitybą, jeigu vėlgi yra mitybos įpročiai, yra kažkokie mėgstami, nemėgstami dalykai, bet netgi paprastai senstat. Kodėl 40+? Nes mes senstam ir vidaus organai. Mes tik matom, žmogų vertinam išorę, nematom raukšlės ar dar kažką, bet vidau vyksta tie pakeitimai, kurie nėra matomi, bet jie įtakoja mūsų sveikatą. Tai jeigu mums kažkas yra su mityba ir mes arba tam tikrų naudingų produktų nedavalgom, arba stresuojam, arba tos ląstelienos nesuvalgom, kas vyksta? Jeigu tiesiog sakau, kaip aš sakau, turim vieną skylę ir turim kitą skylę, tai labai visos svarbios, ką mes čia įdedam. Jeigu įdedam dėl įvairių priežasčių netinkamo produktą, sutrinka mūsų virškinimas. Kas toje pasiekoje įvyksta, kai sutrinka? Jeigu sutriko virškinimas, aišku, atsiras deficitas tų visų maistinių medžiagų, nes jos neįsisavino. O kas per deficitą atsiranda? Tai sutrinka biocheminės reakcijos, taip pat iš karto tas hormonų pusiausvyra sutrinka per tuos deficitus. O toliau per tą atsiranda vėlgi problema su svoriu ir tada dėl to svorio vėlgi mūsų mityba dar blogiau pakinta.
Arba jo žmogus negali valgyti to, kas sveika, kas naudinga, bet jis tiesiog negali valgyti. Kiek daug yra žmonių, su kuriais bendrauju ir pradedu nuo to, kiek vandens geria arba ką gali valgyti. Patikėkit, daržovių daug kas negali valgyti. Nes jis jau tam etape, kai čiagi labai sveikas, geras dalykas, bet jis jau dėl virškinimo problemų negali įsisavinti ir nevalgo. Ir ką žmogus daro? Jis tiesiog nevalgo. Ir tai vėl veda prie... Reiškia, su priežastim mes nedirbam, nes gal akcentuoju tokį dalyką, vat kiekvienas pagalvokite apie save, ar būna taip. Va čia taip, tokios mintis, kažkada galėjau tą valgyti, dabar negaliu, tai ir nevalgysiu. O kas uždavė savo klausimą, o kodėl aš negaliu valgyti, ašgi anksčiau valgiau, tai kas atsitiko, kodėl ne? Kaip ir pavyzdžiui mūsų omega, ne, gal susidūrė su to, kad žmogui paskiriat, jis išgeria, o paskui sako, ne, žinai, aš netoleruoju, aš iš vis riebalų negaliu valgyti ir man ar atsirūks tada kažkas vyksta, reiškia, ne, man riebalas netinka ir netinka ir iš šono. Reiškia, ką aš to noriu pasakyti? Mes turim neatsisakyti nuo produkto, nes aišku, jeigu mes dar įsivertiname, kad tai yra sveikas produktas, riebalai tikrai reikalingi. Mes turim galvoti, dėl ko negalim valgyti ir dirbti su priežastim. Tai šiandien mano toks pranešimas tiesiog nepagąsdinti, o pasakyti, kokie galbūt simptomai savyje, kurios gali stebėti. Ar to susitikimo metu arba savo artimoje aplinkoje šeimoje, kas jau turėtų vesti prie tos mintis, kur yra silpna vieta, su kuo dirba. Tai dėl to tiesiog gal pradėsiu nuo to, kad, kaip sakiau, kad virškinimo sistema yra vienas bendras organas, bet mes šiandien kalbėsim daugiau apie kepenis, apie jų vaidmenį ir tulžies pūslės vaidmenį, dėl ko tai yra svarbu. Nes mes, aišku, žinom, kad funkcija pagrindinė tai yra virškinti maistą, antra labai svarbi funkcija tai yra detoksikacija, kas atlieka kepenis ir tulžies pūslė arba tulžis. Ir kokiegi gali būti požymiai žmoguje, kad jau yra perkrautos kepenys. Sakykim, kad nėra taip jau tobulai, kaip reikėtų tai 100% sveikatai. Tai tiesiog dabar paskaitysiu, vardėsiu, o jūs paklausykit savęs, ar jaučiat tuos požymius, arba matot aplinkinio ten tarpe juos. Pavyzdžiui, jeigu būna toks neaiškus pykinimas arba kartumas burnoje, tai yra, dabar vardinu požymius kepenų perkrovimo, reiškia, kas jau yra, kaip kūnas su mumis kalba, ne, kūnas kalba. Kūnas išmanusis, Barbora sakė, iš tiesų mūsų kūnas nuostabus, jis nori būti sveikas, bet kaip jis su mumis kalba, jeigu perkrautos kepenys, reiškia, ką jaučiame. Šiaip bloga savijauta, energijos stoka, mažėja koncentracija dėmesio ir yra toks rūkas smegenyse. Gali būti taip, tai yra pagal faktą, ne aš sugalvoju. Taip pat gali būti iš ryto toks liežuvio apnašas negražus ir blogas kvapas iš burnos. Aišku, vidurių užkietėjimas, meteorizmas. Taip pat mūsų prakaitas tuomet gauna nemalonų kvapą ir mes labai aktyviai prakaituojam, stipriai. Patinimai, galvos skausmai, migreninės galvos skausmai susiję su perkrautom kepenim, imunitetas sumažėja. Mes tuomet netoleruojam bile kokių alkoholio dozių, žmogus jau tada netoleruoja, bloga tolerancija. Ryškus PMS simptomai, gausios mėnesinės, tai yra kepenų perkrovimo simptomas. Taip pat odos bėrimai, aknė, dermatitė, alergija, pigmentacija, ypač vaistinė dažnai ateina senyvo, iš tokio amžiaus senjorai sako, tai va čia dabar tas pigmentinė dėmė, ką čia ir kažkodėl būtent ant veido. Kepenys tiesiogiai duoda dėmę ant veido, taip dažnai būna. Taip pat žmonės tampa labai jautrus kvapam ir blogai toleruoja kai kurios vaistus. Celiulitas. Taip pat labai greitai atsiranda mėlynės. Tikriausiai girdėjot, tik prisiliečiau jau mėlynę. Tai irgi kepenų detoksikacijos sutrikimo požymis. Ir aišku, nutukimas, kaip sakant, irgi pasekmė.
kokiosgi gali būti priežastys, nors mes gal visi žinom, kaip Barbora čia alkoholis, neperdozavimas, nei ką nešventės, tiesiog, alkoholis yra toks dalykas. Taip pat, kas man buvo kaip ir naujiena, perteklis fruktozės. Nes jeigu kalbam vaisiai yra gerai, tai viskas turėtų būti su saiku. Perteklis fruktozės ir paprastų angliavandenių taip pat yra kaip priežastis jau gali būti. Keptas maistas, transriebalai, stresas, aišku, baltymų deficitas, šiaip visų naudingų nutrientų, sunkiųjų metalų intoksikacijos taip pat gali būti priežastim. Autoimuninės lygos, virusinės infekcijos, kurių išties yra labai daug, jeigu tai nekalbėsim. Vaistai, nuolatinis vaistų vartojimas ilgalaikis, parazitozė, SIP, kai žarnyno bakterijos pradeda nevaldomai daugintis, negerosios. Tai yra tokios priežastys, su kuriais kaip ir normalu, tiesiog gyvenimas. Bet tas ir gyvenimas ir, tai nereiškia, kad jau čia, aš čia jūs gąsdinu, ne. Aš tiesiog noriu jūsų, tą dėmesį atkreipti į save, kad reikia dirbti ties to, reikia galvoti, ką mes, kaip Barbora sako, ką mes čia padarysim, kad gera būtų diena. Tai viskas apie tą patį. Dabar gal ir paliesiu biškį, šiandien nekalbėsiu išsamei apie mūsų produktus, bet tiesiog per savo tą informaciją pabrėšiu jų svarbą. Kodėl taip tikriausiai susidūrė su to, paskyrėt netgi galbūt nebūtinai ten kažkokia tokia profesionali buvo konsultacija, bet tikrai susidūrė su to, kad pradėjo vartoti mūsų produktus ir pagerėja žmogus savijauta, ir energijos daug, ir visko daugiau. Jisgi aišku net pradės kalbėti, tai žinai, pagerino pirmą, antrą fazę kepenų detoksikacijos. Dėl to man geriau. Žmogus taip nepasakysi, bet kas vyksta su mūsų produktais, jie tikrai dalyvauja visose tose procesuose, kurie reikalingi, kad savo save kūnas sveikatintų. Tai jeigu kalbam apie, labai čia moksliškai gal nešnekėsiu, bet tiesiog pavardinsiu, tikriausiai dauguma, kad kepenų detoksikacija vyksta per pirmą, antrą ir trečią fazę. Jeigu kalbėti, o tas kepenų detoksikacijos procesas jis išties yra gyvybiškai svarbus, tiesiog labai. Tai ko reikia, kad ta pirma fazė vyktų sklandžiai pagal tą gerąjį scenarijų ir nereikėtų paskui kūnui antrą kartą tų toksinų vėl, kaip sakant, į kepenis ir vėl užkraunam juos, kad viskas būtų kaip dievulis sugalvoja. Tai ko reikia? Visų tų dalykų mes turim savuose produktuose. Tai aišku, B grupė, B2, B3, B6, B12, super, galim žmogui pasiūlyti. Flavonoidai, fosfolipidus, taip pat licistiną galima ir iš Amerikos, kaip sakant, pasiūlyti žmogui. Tai visi šitie dalykai, čia pirmoji fazė. Taip pat riebaluose tirpūs vitaminai, antioksidantai, ir A, C, ir E, ir Q10. Ir visi česnakiniai, ir grįžmežiai, viską, ką mes galim pasiūlyti, faktiškai jūs gal tą produktą siūlyti dėl kitų tikslų, žmogui jis atsirado dėl, tam, pavyzdžiui, mūsų kruciferis dažniausiai keliauja pas moteris, kurie jaučia jau menopauzės simptomus, bet tuo pačiu jis pagerins tą kepenų detoksikaciją ir tai tikrai yra vau. Nes žmogus jaučia tą ir energijos antplūdį ir daug dalykų tvarkosi. Jeigu apie antrą fazę kalbam, tai čia aminorūgštys labiau dalyvauja, mes taip pat turim puikių produktų, mes turim savo Neolife Shake kokteilį, žinom, kad aminorūgštys, aminotonė produktų, tai šitą vartodama gerina antrą fazę kepenų detoksikacijos. Dar jeigu grįžti prie pirmos fazės, tai tiesiog noriu paminėti taip trumpai. Vyksta per citokromą P450, bet tikriausiai mes visi girdėjom čia dauguma moterų apie estrogen dominuojančias ligas, apie tai, kaip tas vėžys ateina į žmonių gyvenimus. Tai čia yra tie dalykai, kurie arba pagal gerą scenariją kepenys tą mūsų estradiolį pavers geruoju estrogenu ir viskas gerai super, arba bus, kaip sakant, ne visai pavyks kepenims susitvarkyti su savo darbu
Ir blogieji estrogenai bus pagaminti, kurie veda prie to estrogenų dominuojančių ligų, o tai endometriozė, gimdos kaklelio displazija arba vėžys. Tai viskas yra pasiekmė mūsų blogos kepenų detoksikacijos. Tai, susidurėm su tom ligom, žinom visi ir nelabai pagalvojom, dėl ko čia, atsitiko, bet niekad liga neateina staigiai. Jinai ateina per tos mažus diskomfortus, į kuriuos mes nekreipiam dėmesio. Jeigu kalbam apie lėtinės ligas, tai dėl to labai svarbu save įsivertinti ir tos daryti mažus žingsnelius kasdien, kad rytojus būtų gražus. Tikrai svarbu. Dar noriu irgi pasakyti, pavyzdžiui, tokius simptomus, kurie byloja apie pirmos fazės nepakankamumo kepenų detoksikacijos. Tai toks greitas apgirtimas. O tai yra vieni žmonės, kurie gali pakelti daugiau, o kiti ne. Tai kas greitai reiškiasi apsvaigsta ir sunkios turi patirtis. Galime tada jau įtarti, kad žmogui yra nepakankama pirma fazė. Ir dar yra, tikriausiai irgi girdėjot, kad greipfruktus ne visada galima siūlyti ir vartoti su vaistais, tai yra tokia, tai būdinga nuo greipfrukto didesnės dozės yra gali būti intoksikacijos požymiai, tai netgi galvos skausmas, šiek tiek pykinimas, toks mieguistumas, tai irgi byloja apie nepakankamumą pirmos fazės. Jeigu mūsų ta pirmoji fazė gali būti hiperaktyvi, kas irgi yra blogai, tai ką jaučia žmogus? Jis tiesiog netoleruoja kofeino. Būna taip, kad išgeria mažas dozes, bet negali užmigti, ar jaučia tokį labai stiprų širdies plakimą. Tai jau yra hiperaktyvi pirmoji fazė. Kada sutrinka antroji fazė, ką gali žmogus jausti? Tai tokia alerginė reakcija gali būti nuo vyno, aš taip dažnai susiduriu ir moteris tikrai žino, kad išgėrus ypač raudono vyno beria aplink akis, nežinau ar buvo jūsų aplinkoje, arba pavalgo daugiau džiovintų vaisių ir taip pat čia sutrikusi yra sulfatacija. Taip pat yra žmonių, kuriem nepriklausomai nuo amžiaus labai greitai sąnariai suyra. Galbūt tai, kad irgi susiduria, tai seros deficitas, kas yra, tuomet deficitas seros ir turi tą, kaip sakant, įtaką sąnarių deformacijai. Žilberio sindromas taip pat yra nepakankama antra fazė kepenų detoksikacijos, galbūt irgi susidurėt su tokiu dalyku. Dar labai trumpai paminėsiu, kodėl tie kepenys dar labai svarbus. Tai vėlgi su skydliaukės problemom susiduriam vos ne kasdien, kas yra sveikatinimo srityje dirba. Tai tiesiog primenu, kad būtent kepenyse vyksta metabolizmas skydliaukės hormonų, T4 turi konvertuotis į T3 ir tai irgi kepenų darbas. Apie kepenis galbūt tiek, bet kadangi tulžis jinai gaminama kepenyse ir tai galima traktuoti kaip vieną, kaip sakant, grandinę, kas yra svarbu, tai apie tulžį, tai čia irgi, sakau, tai toks, kaip čia sakyti, skystis, tai ne mūsų organizme, kurio toks reikšmingas jo funkcija mūsų sveikatinimo prasme, tai tiesiog vėlgi toliau gąsdinu, tikiuosi jau išvyks. Jau tokia mano, kaip sakant, tema, per tą noriu atkreipti jūsų dėmesį į save, į savo aplinkinius. Tai kasgi būna pas mus blogai kūne, jeigu tulžis neatlieka savo funkcijos, jeigu yra dalykų, kurie trukdo, sakykime, tulžiai išsiskirti. Tiesiog irgi va tokį, paprastą pavyzdį, kaip įsivertinti tulžies reikšmę mūsų kūnui. Tai mes visos šeimininkės žinom, kaip svarbu, kad klozete būtų nuleistas vanduo, jis būtų švarus, ne? Tai įsivaizduokit, mūsų kūnas irgi turi tokį mechanizmą savo tą mygtuką, tos signalus, dėl kurių tulžis išsilieja, ne? Ir vat mūsų dar vienas atsakymas į Barboros klausimą, kada graži diena prasideda, kada tulžis po mūsų pusryčių išsilieja. Ir tuomet mūsų virškinimo organą, mūsų kūnui prasideda tikrai ta gera diena, nes tulžis sanuoja žarnyną, tiesiog
saugomos nuo daugelio ligų, ypač nuo tokių kaip parazitozė, grybelinės lygos, kandidozė, labai daug visokių. Taip pat, jeigu turit arba jau nereguliariai tuštinantis, arba yra polinkis į vidurių užkietėjimą, tai čia jau kalbėkite su savo tulžies puslė. Ten jau reiškia, per mažai padarot gerų dalykų, kad jinai būtų aktyvi ir išsiskirtų tulžis. Visi, kas turi gerai veikiančią tulžį, niekad neturės vidurių užkietėjimo. Taip pat labai svarbus dalykas, kaip baltymų virškinimas, visą tai funkcijos tulžies. Aš jaučiu čia labai šneku. Detoksikacija taip pat vyksta dėka tulžies ir gal ką pabrėšiu dar iš tokių svarbių dalykų, kas su tulžim pasišalina iš mūsų organizmo. Tai pasišalina nereikalingas cholesterolis. Taip, jeigu dažnai aš kaip vaistininkė susiduriu, kad ateina į vaistinę 40 metų žmogus ir jau pirmas receptas nuo cholesterolio. Aišku, kad ten reikėtų tvarkyti virškinimą, ypač kalbėti apie tulžies puslės veiklą, bet mums skiriami yra statinai, nes kaip paprastai stebuklinga tabletė. Tai su tulžim pasišalina perteklius cholesterolio, bilirubino, kreatinino, sunkieji metalai, jų perteklius, toksinų, ksenoestrogenų, taip pat vaistų perteklius, perteklius jau mums nereikalingų riebaluose tirpių vitaminų, hormonų perteklius, visą tai atlieka su tulžim, išsiskiria iš organizmo, dėl to taip svarbu, kad ta tulžis išsiskirtų, o nebūtų tulžies akmenų arba disfunkcijos kažkokios, arba, su tulžim visiems patariu padaryti, įsivertinti simptomiškai savo sveikatą ir vidaus organų echoskopiją pasidaryti. Tiesiog sužinoti, kaip pas jūs su tulžim, su kepenim, kaip pas jūs funkcionuoja. Ne visuomet ten, kaip sakant, tradicinė medicina yra taip, jeigu jau kažkas labai blogai, tai tada jo echoskopas parodo. Bet visada mes turim būti tokie objektyvūs savo sveikatai ir per simptomus save įsivertinti. Galiu dar paminėti tokius dalykus, kokie išoriai mes matom, kokius išoriai matom pakitimus, jeigu turim tokių problemų. Tai galbūt matėt žmonės su lipomom, tai tokie iškilimai odos, ankstyvos raukšlės, tai irgi vieni sensta anksčiau, tai tie, kas anksčiau, tai turi tikrai problemų su tulžies išsiskyrimo. Myliumai, tokie balti taškeliai, mes gal tikrai žinom, pigmentinės dėmės, odos nežėjimas, tai yra priežastis. Seborėjinis dermatitas pleiskanos, kai yra nagų grybelis, arba tai irgi susijęs su tulžies puslės veikla. Kaip pavyzdžiui, irgi tas dalykas, nesusimastom dėl ko, bet transporte toks supima lyga, kas turi čia įtakoja, arba folikulinis keratozės odos. Taip pat vitamino D trūkumas, kuris nepasiduoda korekcijai, susijęs su tulžies puslės funkcijų sutrikimu. Arba taip pat mūsų nagai gali būti tiesiog silpni, lūžtantis. Jeigu mes reaguojam negalim valgyti riebalų, tai jau čia savaime aišku, kad taip pat, pavyzdžiui, kiaušinių netoleravimas yra tokių žmonių, kurie iš pradžių netoleruoja, paskui sako, aš nemėgstu, nevalgysiu ir atsisako nuo labai vertingo baltymo. Čia taip pat yra simptomai, kaip sakant, tulžies išsiskyrimo sutrikimai. Kągi dar tokio, jeigu apie produktus, tai kas šitoj situacijai, mes čia pakalbėjau, pagazdinau, ir kas toliau. Tai, kas toliau? Save mylėti, kas toliau? Negailėti savo mylimajam. Iš savo praktikos, ką noriu pasakyti, kokie produktai iš tiesų tokį duoda wow efektą, nes sudarau sveikatinimo schemas
visada pirmam etape galvoju apie gleivinio atstatymą. Nu, taip jau įsivaizduojam, kad ten vat virškinimo traktas visas gleivinėm išsiet. Ir jeigu yra tų problemų, tai kenčia labai jautrios gleivinės. Jos pirmoje eilėje ir kenčia nuo to, kad ten kažkas negerai. Kaipgi mes pirmas veiksmas gleivinio atstatymas, paskui tokius sudėtingius darbus darom su savo sveikatai. Tai man labai padeda ir labai vertinu va šitą produktą BTG. Nu, tai tarp mūsų mes čia seniai šnekam, kad jis kepenų detoksikaciją atlieka, kad jau čia daug mes žinom. Bet čia yra riebaluose tirpių vitaminų savo geriausią formą, kurie labai reikalingi gleivinės atstatymui. Vitaminas A labai reikalingas, cinkas rūgštingumą kelia, čia jis yra, visos veikliosios medžiagos tarnauja tam procesui atstatyti gleivinės. Labai šitas produktas pasiteisina. Aloje mūsų vėra sultis, ypatingai geras dalykas. Jis jau čia mes turim, jeigu mes sudėti žiūrėsim, tai čia yra ir silpnai tulžį varančių. Jis niekad mes negalime dabar sužinojom, kad ten tulžį akmenys ir jau tulžys neišsilieja, taip neveikia tas mygtukas, kaip mes norėtume ir jau mūsų klozetas nėra labai švarus. Negalim pradėti nuo tų stiprių produktų tulžį varančių, nes čia reikia viską etapais daryti. Bet labai saugus, labai patikimas, kartais man atrodo, kad mūsų Neolife mokslininkai taip puikiai suderino visas sudėtis, kad mes net nebūdami medikais galim saugiai padarti tą produktą. Mes tikrai nieko blogo nepadarysim. Mes tiesiog užvesim kūną sveikatintis, duosim šansą tvarkytis mūsų išmanajam kūnui. Tai vat aloe vera, čia ramunėlių tarpa ta silpna, ne? Tai yra tulžį varantį efektą turim. Taip pat pats pagrindas, tas mineralizuotas vandenukas tokių gazų, nu visi ragavo tikriausiai. Tai prieš valgį kiekvieną kartą mes tiesiog užvedam savo virškinimo fermentus. Esam geresnė savo virškinimo versija, kai naudojam aloe vera sultis. Dabar ką mes čia dar turim česnaką. Jeigu kalbėti apie česnaką, tai čia yra kartuminai ir tulžis į ką reaguoja. Kaip pagerinti savo tulžies pusę, pradėti vartoti kartuminus prieš valgį. Yra stipriau veikiantis kartuminai, silpniau veikiantis. Tai česnakas vienas iš jų, kuris nėra stiprus, bet gerai patikimas, padeda tulžiai išsiskirti. Ir sveikieji riebalai taip pat maiste turi kiekvienai porcija mūsų lėkštėje, ne, dėl save darom, maistą valgom, neskubėdami, turi būti sveikų riebalų. Į riebalus reaguoja mūsų tulžies pūslė ir tas mygtukas paspaudžiamas. Tai iš omega, ne, omega, čia sveikieji riebalai. Jeigu netgi jau taip jau įvyko, kad mūsų lėkštėje nieko nėra, tai riebalai sveikieji, prašau, iš karto tulžies pūslė sako, ačiū, tu nuostabus, pagalvojai apie mane. Magnis reikalingas tam, kad mūsų sfinkteriai, nu jau tą žinom, čia klasika, darytų, užsidarytų, viskas pagrįsta irgi tuo. Antistres programa visada geriausias efektas, kai tu su žmogu pakalbi, nuramini, pasakai, kad žinai, kaip jam padėti, ne? Ir duodi antistrasą. Pati išgeri, jam duodi. Tai tada tikrai įsipalaiduoja čia ir čia. Ką dar? Nu va, mūsų antistres arbata, ne? Labai gerai padeda. Kofermentas Q10 irgi visada, jeigu pirmos tam tie produktai. Apie žarnyną. Nu, Barbora daug kalbėjo, aišku, mūsų acidafilusas ir ląsteliena. Labai džiaugiuosi dėl ląstelienos, nuostabūs produktai. Viskas susiję, tai viską turim daryti. Botanika. Čia yra kartuminai, taip, čia mūsų kurkuminas, čia ir antiuždegiminis produktas ir kartuminai, kurie padeda kepenims detoksikuotis, tulžies pūslei irgi padeda. Tai va, čia mūsų natūralūs produktai. Ir sakau, jeigu netgi dėl kitų priežasčių pas jūsų artimą arba pas jūs atsirado šitie dalykai, tai jau padirbėjo, tą kitą savo darbą atliko.